Turi nepageidaujamų svečių savo sode? Štai keli paaiškinimai, kaip naudotis Parkside kurmių baidykle. Geriausia kelis įrenginius išdėstyti viena eile. Taip susidaro nematoma požeminė siena. Tai suteikia stipriausią poveikį. Kurmius ir pelėnus trikdo tam tikri dažniai ir jie išgąsdinami. Tada jie būna aktyvūs ne tik naktį, bet ir dieną. Iš pradžių dėl to atsiranda papildomų kurmiarausių, tačiau net jei iš pradžių būna žymiai daugiau, prietaisas atlieka savo paskirtį. Jei šalia prietaisų daugiau nebesusidaro kauburėlių, perkelk kurmių baidykles. Taip galėsi gyvūnus po truputį nustumti tolyn. Atmink, kurmiai ir pelėnai neišsikrausto iš karto. Prireiks kelių savaičių, kol gyvūnai bus visiškai išvaryti.